Antra dalis. Dokumentai reikalingi pilietybės atkūrimui. Sveiki! Praeitame video aptarėme įstatymo nuostatas, kas gali atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę. Šiame video apžvelgsime dokumentus, kurių reikia norint atkurti pilietybę. Pagrindiniai dokumentai teikiant prašymą pilietybės atkūrimui yra šie. Pirma, asmens pasas, kelionės dokumentas. Antra, asmens prašymas atkurti pilietybę. Trečia, asmens įgaliojimas, jei popierinius dokumentus migracijos departamentui pateiks jūsų įgaliotas atstovas. Ketvirta, asmens gimimo liudijimas. Penkta, dokumentai patvirtinantys, kad jūsų protėvis turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 metų birželio 15 dienos. Ir dokumentai patvirtinantys gyvenimo Lietuvoje faktą. Pavyzdžiui, iki 1940 metų išduoti Lietuvos pasai, dokumentai iš archyvų, gimimo ar krikšto išrašai, metrikų knygos, pilietybės pažymos, dokumentai apie tarnybą kariuomenėje ir taip toliau. Šešta. Dokumentai patvirtinantys, kad jūsų protėvis išvyko gyventi į kitą šalį būtent iš Lietuvos, o ne iš kurios nors kitos šalies. Septinta. Dokumentai patvirtinantys kelionę į kitą šalį. Vizos, bilietai, laivo kortelės, keleivių sąrašai. Aštunta. Dokumentai patvirtinantys atvykimą gyventi į kitą šalį, išsilaipinimą uoste ir panašiai. Devinta. Dokumentai patvirtinantys gyvenimo kitoje šalyje faktą, užsieniečio registraciją, užsieniečio kortelę, darbo ar pensininko pažymėjimai ir panašiai. Dešimta. Dokumentai įrodantys asmens giminystę su protėviu, tėvų, senelių, prosenelių gimimo santuokos liudijimai. 11. Jeigu vardas ar pavardė keitėsi, dokumentai apie pakeitimą. 12. Jei turite dar kitos šalies pilietybę, tai patvirtinantys dokumentai. Visi dokumentai teikiami migracijos departamentui, originalai. Arba gali būti notaro patvirtintos dvigubai legalizuotos kopijos. Asmens parašas prašyme ir įgaliojime turi būti patvirtintas notaro ir atitinkamai legalizuotas. Visi teikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba. Arba, jei dokumentai yra kita kalba, pateikiamas šių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. Jei jums reikia dokumentų oficialių vertimų į lietuvių kalbą su patvirtinimais, jums padės specialistai, sertifikuotų vertimų paslaugos. Informaciją galite rasti pagal šią nuorodą. Pradžioje, prašymas pilietybės atkūrimui pateikiamas per migracijos departamento elektroninę sistemą Migris. Vėliau, jei visi teikiami dokumentai atitinka reikalavimus, būtina užsakyti vizito laiką ir pristatyti visus popierinius dokumentus pareigūnų fiziniam sutikrinimui. Keli praktiniai patarimai. Rinkite dokumentus kuo anksčiau. Šis procesas gali užtrukti. Pasirūpinkite aukštos kokybės kopijomis. Fotonuotraukos telefonu netinka. Teikiamų dokumentų trūkumai dažniausia prašymų nagrinėjimo nutraukimo priežasčių. Jei reikiamų dokumentų neįmanoma gauti, paruoškite atitinkamas deklaracijas. Jei trūksta įrodymų apie protėvį ir norite atlikti šeimos dokumentų paiešką Lietuvos archyvose, jums padės specialistai. Šeimos dokumentų paieška archyvose. Informaciją galite rasti pagal šią nuorodą. Kitame video aptarsime dokumentų legalizavimo ir vertimų reikalavimus teikiant prašymą Lietuvos Respublikos pilietybėje atkurti. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Dėl konsultacijų pilietybės atkūrimo klausimais prašome kreiptis elektroniniu paštu ar per WhatsApp.